Po ilgokos pertraukos įsitraukiau kamerą, jau ruduo. Ko anksčiau atvažiuosiu, gal penktadienis nieko nebus ir čia kažkur už posūkio turėtų būti. Einu nafik. Ai, nu va, visai lengvai. Baigi nuo Prienų Kauną pasiekti. Eina švilpt. Kas čia vyksta tiek mokinių? Tikrai negrina kraujas Raseiniškis. Labai slidi drebulė, blemba pradėjau imt. Pradėjo čiuošt po biškį, vat. Matysit. Nauja linija paleista. Nepasikrauk malkų. Nu ką, buongiorno, sveiki visi, vaikai ir ne vaikai. Ką, po ilgokos pertraukos įsitraukiau kamerą, jau ruduo. Lapai nukrytę. Lapkritis. Sakau, pasiimsiu šiandien jūs pasivažinėti dar vieną dienelę. Biškį buvau kitais darbais susivertęs, tai nebuvo kada montuoti. Užsitempė, kol viską sukėliau į YouTube. Tai va, taip va ir gavos. Nu, ką padarysi? Vis tiek manau, kad įdomių serijų buvo pasižiūrėti. Laidų. Lauke toks nelietus, nieko, bet toks rūkas, ūkas. Toks eina drėgmė, atrodo kaip lytų, bet nelyja. Nu, žinot, tie lapkričio orai tokie rudeniški, va, tai grinai pagal vadovėlį. Nėra šalta. +6, bet nemalonu vis tiek. Tai va ką, orą užsipumpavom. Viską galim važiuoti į šalies pradžią, įsivedam ir judėti iš čia. Tai bandom tada stumtis ant bulinių. Čia taip irgi vakar grįžau. Grinai irgi iki aikštelės sutvariau tokių reisų. Turėjau tokių reisų ilgų per dieną. Kiek aš čia praskau, 710 km. Nu, praktiškai autostrada, sandėlys prie gero kelio, nei buksuot nieko, tik važiuoji į keliuką, apsisuki ir išvažiuoji. Tai labai daug yra. Šviesa reikia įsijungti biškį. Nematau net kur važiuoti. Čia mašinėlės pradės lyst man ant galvų. Tai viskas. Išlindau. Varom dabar, nerodžiau, krovinio išlipęs nebuvau. Varom į Kazlų Rūdą, įsimesiu malkas ir varysim į Balbieriškį krautis rąstų. Irgi toks sandėlys prie gero kelio, viską tik apsisukimas. Reikia į pievą leist. Žiūrėsiu, kaip ten seksis. Dabar ką? Lendam tada. Kažkaip gal išleis mane. Nelinkę dažniausia kauniečiai išleisti. Jeigu va taip važiuoja, tai čia išlys be šansų. O, kaip matai. Eina iššvilpt, varau ir viskas. Paliko, nes čia stovėsiu iki vakaro. Ai, dar reikia kūro, užsitankyti nedaug visai turi, nei kūro, nei atblų, tai reiks tot vat įsipilti į degalinę. Taip ir darom. Baigi pasiekt. Į Kazlų Rūdą. Ramiai sau, kiek čia 5 minučių važiuoju. Oi, koks rytas. Nedadarytas, kaip tas būna sako. Tingis dirbt, penktadienis jau pas mane, paskutinę savaitės dieną. Nu kaip tingis, dirbu, taip tiesiog, kol prasidirbi tą dieną, kol išjudi iš ryto ir viskas, bet šitą savaitę kažkokia gan lengva, daug važiavau, mažai kroviausi, tai nešalau, sandėliai geri, nereikėjo labai ten jaudintis, kažką prakaituoti, tai visai gerai, manau, gavosi.
Todėl labai nenusikaliau, net nesijaučiu, kad čia būčiau labai daug dirbęs. Kilometrų daug prisukau ratais, bet mažai kroviausi. Tai ir plius nereikėjo ant tokio oro sėdėti. Tai didelis pliusas, o šiandien bus jau tikrai įsikraut, 2 kartus pasikrauti, tai jau šiandien bus biški kitaip. Bet irgi turėčiau, kaip penktadienį, turėtų normaliai būti. Nežinau, žiūrėsiu gal dar 3 kartą, pagal situaciją, kaip laikų turėsiu darbo. Gal dar kažką 3 kartą pasikrausiu reisą ir statysiu į aikštelę mašiną. Užsiroviau rytinę eilę kažkodėl. Nu, čia ryte būnu. Taip, sakau, anksčiau atvažiuosiu, gal penktadienis nieko nebus ir špyga taukuota. Tai va, ruošiuosi popierius. Kitam reisui varysim. Oi, nu kažkaip prasisuksim. Galvau, šiaip stengiausi atvažiuoti jau į fabriką, kad būčiau, Kazlų Rūdos, kad būčiau po 8. Tada jau būna prajudėję reikalai, visi suvažiavę. Tai varai tiesiai arba įsikrauna, arba iškrauna. Kažkaip visai šiandien, sakau, gal penktadienis parizikuosiu biški anksčiau išlysti. Tai nepasiteisina mano rizika. Pažiūrėjau priekį 3 giedrovežiai ir miškovežis. Tai aš 5 už vartų čia. Bet čia kai darbai prasideda, tai gan greitai viskas sujuda. Ką, pirmam parkinge prastovėjau pusę, kiek čia prastovėjau, 17 minučių, net taip ir baisiai. Čia biški debilovotai išvažiuoti, bet ką padarysi. Išlindau dar per daug. Nu nieko. Tai va. Žiūrėjom, čia turėčiau greit praeit. Turėtų greitai matuoti taip toliau, tai va. Jo, nieko čia baisaus nėra, mašinėlių iš karto ant svarstyklių praktiškai. Va, pasisveriam, įsikraunam ir varom rastelių dėtis. Sumeravo, reikės pačiam įsikraudinėt. Bus greičiau, manau. Mačiau, dar operatorius nedirba, dar prieki manęs miškovežis, tai gal tai bus greičiau. Bet tik reikia pro siaurus vartus įlysti. Vilpsi. Viskas okei. Tai va, einu įsimesiu į štabelį ir viskas turbūt reikės varyti. Krautis. Lemba kaip nenori. Drėgna, vėsa, eina švilpt. Ne pats maloniausias darbelis. Ką padarysi? Jungiam siurblį, duodam gazų, įsikraudinėjau, jūs čia palaukit, jūsų nešaldysiu. Aš šiandien prisibūsit ant krano su manim. Ką, išvažiavau? O, Počta Rasijai. Skeltanagių traukinys. Varom dabar iki sandėlio. Visai netoli, čia 40 km tokiais keliukais pavažiuoti gerais, tuščiais asfaltuotais, praktiškai visais. Jo, gal ten truputėlį žvyrkelio. Ir viskas. Tuoj pat ir pasieksim sandėlį, tai va, susitiksim už akimirkos ten. Čia kažkur už posūkio turėtų būti. Miško pabaigoje. Lemba atrodo, nelyja, nieko kritulių nepranešu, bet vanduo bėga nuo visur. Ir ant pievos reikės suktis, aišku, galėčiau čia, nuo čia va apsisukęs atbulas stumt, ne taip ir toli. Ten va rąstai. O, dar dirba medvežė. Nu, žiūrim. Gal pavyks apsisukti laimingai. Reik labai taip iš lėto ramiai, va ten va tarp tų rąstų kimšt priekabą. O, blemba, krūmai išlaužyti, man ten važiuoti reikia. Kasit, nusiremti juos turbūt, nes man ten reikia užsimest. Žinot, čia žolės buksuot pradėtai nėra kas vėl. Jo, blemba, krūmus išlaužtas reikia eit.
Vienas iš šonų. Opa. Eina nafik. Ai, nu va, visai lengvai. Galvojau, laikysis. Taip, viskas. Patraukiam, technikos nebelaužysim. Dabar ten va reikia įsistumti. Ir švelniai išvažiuoti. Tokia migla krenta. Eina pekla. Iš vietos biškį. Prasikas. Ir va ten turi saugotis yra drebulės. 3 auga. Ir kai sukiesi eina palei pat kabiną. Tai reikia neužsisvajot, o gabotis, kad su kabina neužvažiuot. Lemba nieko per veidrodžius nematau, nenusidžiovinau iš anksto. Aišku, aš čia apsisuksiu, išvažiuosiu. Daugiausia atveju su kranu priekabą įsitempsiu. Biškį ne taip darau. Reikia biškį kitaip stumti. Nieko, pasitaisysim vis tiek. Apsisuksim. Čia įtari nuo kelio, jeigu stumti, dar būtų greičiau buvo. Aš gal be blokiruočių, be nieko. Lemba. Ten į Malkus, man atrodo, eina priekaba. Gal. Nu va, būna tokių dienų liktyčia. Stumdai atbulinį ir nifiga nesigauna. Jo, biškį bandom iš toliau. Realiai tai priekabai ten vietos yra pievai daug. Svarbiausia porantieji ratai. O dabar bus gerai. Įtaikiau. Per tą veidrodį tik tai aplytas nieko nematau. Šakų irgi į kabiną braukėsi. Bet lyg ir dar važiuoju. Svarbiausia posūkių staigių nedaryti. Taip. Ant pievos užvažiavau. Daryk švelniai be gazo. Op, iššokau. Liuks. Pavyko. Valio. Viskas. Šitos rastus kraunamės. Reikės per 2 kartus šitą štabelį suvežti. Tai deduosiu, žiūriu, kaip atrodo, kas tai viskas. Jungiam siurblį, duodam gazo ir kraunamės, chebra.
praleisiu. Ne, nepraleisiu, tai ką čia keli rasteliai belikę. Išsimest ir viskas. Ir judėsim. Jo, gražiai dirba šitas. Malodėts. Gražiai sudėlioja viską. Tiukščiu sukalda. Malonu po tokių operatorių krautis tikrai. Super. Praleis. Varom. O, čia va tas išvažiavimas toks biškį debilavotas, labai statu. Ir nelabai matos dar plus posūkis. O, neblokuoju ratų nieko ir tai va, duodu gazą ir tiesiai nešu į tą pusę. Nieko, įsukom, ne žiema baika. Žiema jau čia, jeigu pasnygtų, būtų reikaliukai. Galima prisisekt ir judėti į darbus toliau, ne? Toks easy peasy pasikrovimas, ląstelių, visko, tai vienu žodžiu. Viskas okei. Tai va, judam. Dar suku Makaulę, kaip čia geriau važiuot. Ar per Kauną, ar per Šakius. Reik pažiūrėti navigaciją, ką rodo. Bet įtariu leisiu per Kauną, čia išlauža. Į Žemaitiją reik nusibelst čia per Šakius, kol nusidaužysiu. Dar plius Šakius pasiek nuo Marijampolės čia reikalų. Kalnus tai jaučiu. Primetu kaip Kairo, važiuoju pro Kauną. Reik greit susimaigyt navigaciją, pasižiūrėti. Baigi nuo Prienų Kauną pasiekt. Eina švilpt. Karočią. Pasigavau šitą šiam 7. Aišku, kelias ten vietom nestebuklai. Šiaip eina šiknon. Nenorėjau krautis per kaimus važiuoti. Čia būčiau labai panašiai sugaišęs. Sakau, ramiai dasikratysiu iki Kauno. Blemba greičiau kelią. Čia, kiek yra, girdėjau, planų naują išvis statyti link Prienų nuo Kauno. Šitai vargo vakarienė. Jau tokia česna moterytė važiuoja iki šiam 5-7 maksimum nuo Kalniuko. Dieve. Privargau su ją. Laikai šiaip, galit sakyt, ko čia skubi kol ką, bet paskui lieka kokį trūksta 5 minučių, pavyzdžiui, iki namų sugrįžta, ne? Turi stovėti kažkur laukuose miegot. Man tai tas labai rūpi, tai. O tokių ant kelių daug, kur savo nosies toliau kapoto priekio nemata. Net leistinų greičių nevažiuoja, ką jau kalbėti apie kažką kitą. Aplink kokią koloną ar ką. Būna visų būgi situacijų. Čia labai česna vairuotoja. Nieko, pasiekėm Kauną dabar, autostradą iki jos net rietavo. Minsim. Iki tenai, tai autostradą pasivažinėsim. Grįžt reikės iki Raseinių, nežinau. Vieną kotkę praeisiu, kad grįžt dar reikės turbūt nuvažiavus fabrikai įsikraut, pauzę darytis, tada vėl važiuoti. Ja. O šiandien penktadienis norisi greičiau susisukta, ne? Kelionės tikslas praktiškai pasiektas. Ramiai autostradą, kiek aš laiko vairuoju. 2,5 valandos nuo sandėlio, tai va, gausis iki pat fabriko tokiam, iki lentpjūvės. Va, įsimesim iki sandėlio, turėčiau spėti iki sandėlio davažiuoti pagal viską. Sio, tuščias. Važiuoju, varom į Raseinius. Ant žirkeliuko, geroj vietoj sandėlys, tai rytoj būdu susimesim penktadieninį tokį reisiuką. Reikia žiūrėti, ką toliau planuotis, ar namo, ar išsikrauti, ar dar pasikrauti. Čia labai šiandien nesijaučiu persidirbęs, dar padirbėčiau maloniai. Reikia vienu žodžiu su
susiderinti. Tai va, lekiam kokias. Gražiai Raseiniai. Migraciją užjungt. Kažkokių čia trikdžių pastoviai. O, kas čia vyksta tiek mokinių. Čia ravšanų daug, su džumčiutais daug, nes va, su kailiniais kepurėm jie čia. Ruošia, kiek matęs čia tų rankšluostinių Raseiniuose. Tikrai negrina kraujas raseiniškis. Tai va. Kažkaip įsivaizdavau, kad turėčiau atsidurt kažkur palei Žemaičių plentą. Bet dabar, kai pamačiau, atidžiau apžvelgiau žemėlapį, žiūriu, kad čia dar kažkokiam keli šunkeliukė, nu kaip šunkeliukė, žvirkelį. Neturėtų ten prastai būti, turėtų būti normalus žvirkelis, tik tiek, kad daug iš šono. Da, turėjau planų šiandien nuvažiuoti, išsikrauti ir pasikrauti. Bet čia Kauno važiavime mano kolegai nelaimė. Na, kaip ne mano firmas, bet miškovežys, tai nutiko, užstabdė priekį. Tas irgi ant stabdžių. Ir iš priekabos stariukai parėjo. Nu, vienu žodžiu. O, važiuoja. Indusai. Eina nafik. 15 mokamųjų. Man žalis. Piec. Jo, su jais čia sunku. Koks kamštis Raseiniuose vidury dienos. Fūros mokosi, matot. Bet visi tie vat, indėnai, kaip juos pavadinti, indai Raseiniuose. Pilna mokamų aikštelė, viskas. Kiek ruošia legionierių. Čia kažkur į dešinę turėtų būti jo. Ir tada minsim tiesiai iki pat sandėlio. Turėtų ant to keliuko ar būt, vat čia kai numinsim. O tai to. Pasileidžiam čia blembo tam Raseinių apvažiavime. Labai taip įdomi, vietom pagrindinis apvažiavimo, vietom pagrindinis, kur iš miesto ateina kelias, tai reikia labai prisižiūrėti. Toks biški trenktas apvažiavimas. Nu va, žvirkelis priekį. Kokie čia 6 kilometrai iki vietos. Ai, neskubu čia da gyvenvietė. Išnekiusi, svajoji, taip ir būna. Tai va, dabar užsikraut, pažiūrėti Google'ai, kas darosi aplink Kauną. Nes man reiktų Nemuną kažkaip persikelti. Gal čia apsimokėtų per Jurbarką važiuoti. Nu, vienu žodžiu primesiu navigacijai, ką rodo. Ir tada spręsiu, ką daryti. Nes jaučiu, Kaunas bus užkimštas, penktadienio vakaras. Kalnas nusileidžiant nuo 9 forto uždarytas, tai ten bus pipiec. Turėtų būti žoskai. Taip, čia kažkur turėtų būti. Kažkur buvo atsiuntę taškelį. Tuoj matysim. Va, matau suštabeliuotą medieną. Čionai. Va. Taip, patoli nuo kelio sudėta, aišku, kelkraštis minkštas bus. Stoju tada ir kraunas iš eilės, reikia vėl kažką po koją atsitempt padėt. Iš ten va, turbūt timberis tempia. Tinderis. Ką, jungiam siurblį, tempiam pagalį ir kraunamės.
įmečiau. Labai slidi drebulė, blemba, pradėjau imt. Pradėjo čiuošt po biškį, vat, nuo viršaus kranas trumpas. Pakankamai toli sudėta, kiek čia nuo krašto? Kiek 2 metrai. Tai jau paskui nebepasiekė. Tai va, reikėtų viršų nusikrauti tada. Čia imt, bet tingiau stumdyt, bandžiau žaist. Tai čiut neprisiveikiau, kaip matėt, nučiažė nuo pusę. Tai čia gražiai sudėjau, dar traukimas vyksta. Tai suveš čia, toliau sukaupuos ir viso, bus gerai. Čia kaip į nieko, lyg ir gražiai susidėjau. Prisipoškinau, kad neslystų. Tai va, galim važiuoti. Bandytis čia. Primečiau, kad reikia bandyti link Kauno judėti, o po to žiūrėsim. Čia veda per magistralę. Čia dabar irgi vis tiek link Kauno man reikia duotis ir tada matysim. Lenkeliai. Nežinau kaip kiršiuoti. Dar nesu šito keliuku važiavęs. Niekada. Tai va, bandom tada pasiekti autostradą kažkaip. Matysiu, kaip ten palikau netidarė, nes dabar Google'as rodo, kad kelias toliau uždarytas. Tenai, matysim tada. Kokiais brėtkeliais link Raudondvario plento prasinešti, paskui jau nuvažiuosiu. Nu va, dabar tiesiai kelias uždarytas į Ariogalą. Reikės čia apsivažiuoti. Bet čia autostrada visai šalia kažkur. Turėtų ženklas būti. Seksime ženklais. Dar įdomu, ką išmaniosios technologijos rodo. Už 300 metrų sukti dešinę. Apylanka sudėti ženklai. Ir liuks bus. Autostrada praktiškai. Liktai jau pajudėtina aplink Kauną apvažiavime reikalai. Mačiau, kad lyg ir mažėja kamštis, tai kol davažiuosiu. Gal visai prasisirps. Bus 4:30. Gal jau normaliai pralėksiu. Čiut nepralėkiau nusukimo. Galvau biškį atbulom pasistumt. Oi, blemba. Nesinori stipriai stabdyti su tokia mediena. Gali būti irgi reikalų. Prisipošnau viską, bet kai tokia slidi gali ir iš vidurio iščiuošt. Visokių būna cirkų su šlapiu medžiu. Aišku, geriausia susikalt ir tada prisirišt diržais, pasikaupuot, kad spaustų. Nu ir tada dažniausiai nuvežiu. 99,99%, kad nuvešiu. Aišku, visą laiką lieka tikimybė, kad slystels. Tai va, reikia tos dalelės vengti. Turėjęs įvairių nemalonių patirčių, tai nenorėčiau rankytis nuo kelio medieną. Nu va, minam gazą iki išsikrovimo. Čia, kaip matot, raudonuoja aplink Kauną, bet lyg ir yra judesys. Nu visgi pasinešiau brėtkeliais. Pažiūrėjau, kad ten lėtokai juda. Čia Raudondvario plentą nuo Raudondvario pusės atvarysiu, turėtų būti greičiau. Mano tokiais skaičiavimais preliminariais. Čia keliai visur geri. Išlieka nuvažiuosiu, nereikės kamštis tampytis. Tokiais va keliais. Nevėžis slėnis gražus ten matyt. Tai vėl dar biškį vaizdingų maršrutų prasivažiuosiu, apsidairyti. Tai 50 greitis, kas čia yra. Gal duobė kokia. Ne, viskas okei.
Nu, panašu, kad teisingą sprendimą priėmiau, atlėkiau su vėju. Per miestą irgi kamščių nėra. Tai puikiai kol kas klostos reikalai. Aišku, nuvažiuosiu įsikraudinėti tikriausia pačiam teks, nes pertraukėlė turi būti operatoriam 5 valandą fabrike. Ir grįšim rastų užsikraut. Čia pat. Kas tik patamsi suktis. O to nežinau, kaip pavyks. Nelabai noriu. Nu, matysim. Jo, kol kas viskas labai gerai. Šitą pusę nei kamščių nieko. Sėdynė čirškia, reikia vadaiškės jau pūstelt. Ačiū, va biški yra nuo link centro, bet minimaliai. Jau buvo taip ir džiūt gerokai pradėję, asfaltas sausas, viskas žiūri, vakaras ateina ir vėl tokia dulksna ant lango. Ir vėl prasidėjo nesąmonė. Tai va, kaip matot. Jo, visi lapkričio malonumai vienoj vietai. Aišku, dar čia man tie sandėliai, kaip matėt, visai geroj vietai, tikrai nėra ko skūstis, viskas okei. Bet jau į kokias sudėtingesnės vietas lendant, tai reikia labai gerai pagalvoti. Jau gali būti reikalų. Ką, įsimetėm, šaunam, pasikraunam pirmadieninį reisą ir į aikštelę. Šiaip biški gailiuosi, kad taip važiavau, geriau būčiau namo varęs, būčiau kokią 4, pusę 5 buvęs aikšteliai. Būčiau normaliai pailsėjęs, biški gailiuosi, kad čia dabar prasidėjau su šituo reisu, bet jau jeigu atvažiavau, tai jau reikia nuvažiuoti ir pasikrauti. Negaliu paimti taip ir mest visko. Tai va. Toks planas. Nu, ką padarysi. Jo, biški gailiuosi, kad taip važiavau. Tu labiau penktadienis jau jaučiasi blemba. Dabar čia vis tiek iš šitos pusės važiuoti, tai kai yra reisas, tai turėčiau pasikraut geriau. Na, vienu žodžiu. Atrodo, dar taip važiuoji ir noro, viską yra, blemba, įsikrauni, pažiūri laikrodį, pažiūri lapelį kalendorius, kad penktadienis ir galvoja, kad nu nafik, nebenoriu dirbti. Vietinis. Iš vieno Kazlų Rūdos galo į kitą važinėja vagonas. Tai va, kiek čia važiuot man? 3-7 minutės. Apsisukt, taip, nu ir liks valandžiukė namo parlėkti. Pasiekėm kelionės tikslą beveik. Čia pat va, sandėlys. Nu, puikiai čia man atsivažiavo. Sąlygos kaip ir labai nepasikeitė, tokios pat kaip ryte. Manau, turėtume apsisukti. Nemanau, aišku, kad iš karto pavyks, jaučiu reikės pažaist, bet apsisuksim. Jūs man padabosit tenai kraštą. Aš iš lėto. Svarbu į tą pusę niekur neįkirst į medį, į tuos 3 medžius. Jie ten tokie man labai nepatinka. Taip, čia man atrodo. Čia, jo, medieną matau. Taip. Opapa. Jo, čia jau pritraukti yra. Viską. Ramiai sausukamės. Va čia. Šitų rastų reikia susidėti. 10 kubų reikia palikti. Taip panašiai ir gausis. Ir va tie va 3 medžiai man maišo iš tikrųjų jie.
Nelabai man jie čia vietoje auga. Gal dar medžiai nieko, tik šakos tos. Labai automobiliai trankosi. Jungiam šviesą. Turbūt tai bus iš lauko, jau čia nelabai ką matysit, vis tiek tamsu. Atsidarom langą, susiblokuojam ratus ir bandom važiuoti. Čia dabar taip žiūriu, kaip dar pritraukė. Čia, ne, čia buvo, čia mano prieš tai palikta. Nu. Taip. Dešinė pusė, kaip ir nieko. Dar buvo į stogą. Braukėsi taip skaudžiai. Bet priekaba jau labai taip laužėsi. Op. Nu, aišku, čia neturiu aš didelės galimybės taip mandravot. Rato neprasukau. Mašina. Taip, žiūrim čia rastai. Praeis ar ne? Praėjo. Gerai. Nu va, puikiai, ne? Šokam krautis tada. Jungiam siurblį, duodam gazo ir kraunamės. Viską susimečiau, galim bandyti judėti. Šioj, kaip tik timberis išvažiavęs. Gal prasikeisim greitai. Aš jį praleisiu. Jis, man atrodo, rastų buvo atsivežęs. Greituoju būdu. O, praleidžiu. Dzinkuja bardzo. Tai ką, dabar lipam į kelią ir viskas. Čia blemba toks pakraštys. Minkštokas. Ir dar reikia eit palei pat pakraštį ir dar būt gerai, kad nieks neatvažiuotų. Op, na, neatvažiuoja lyg tai.
viskas, užlipau. Visai užskaitau dar šitą sandėlį. Aišku, Timberis važinėja tuo keliuku, bet jisai tvirtas, žviruotas, tai neturėtų, manau, greit papilt. Aišku, kai pradeda sukiotis viską, gal išlygins. Nes ten toliau gyventojai gyvena viską, tai nemanau, kad paliks. Pralygins viską. O, elniukas, tikrai nestirna. Riebus didelis toks. Tai va, ką, dabar namučio ūčia. Varau iki parkingo ir ilsėtis iki pirmadienio. Pirmadienį vėl turbūt tokį pat ratą, kaip šiandien darysim. Žemaitija, Raseiniai ir kas čia gauna Suvalkija, Pakaunė, Kazlų Rūda, kur Suvalkija ir Aukštaitijai. Prienai, man atrodo, riba. Kaip ir viskas okei. Dabar reikia pažiūrėti, kur vietos galėčiau rasti, sustot. O vietos jaučiu nelabai, viskas užbukinta. Nors ne, va ten vietos yra. O čia, pažiūrim, ar pavyktų įsistumt. Tiesiai kaip tik vietelė, prestižinė. Tai man reikia tik tai jaučiu apsisukt arba tiesiai varyt. Super. Super. Dabar va šitie reikia, kad netrukdyt. Čia. Viskas. Žiūrim, ką daro. Taip, ten fūra išlinda. Man turėtų viskas čia gerai būti. Blemba, nematau. Bet tai pasisektų man 8 vakaro tokią vietą ras savaitgalį. Opa, kaip tam muitininkui, nei gimtadienis, nei ką, bet vieną dirbą liko. Dar kolega. Nu jo, viskas. Kaip tik minutė į minutę. Viskas. Tvarkausi. Spėjau viską. Lygiai 9 valandas vairavau. Lygiai. Užvakar atvairavau 9 valandas 57 minutės. Užvakar 10 valandų lygiai irgi iki parkingą įlėkiau. Čia Pakauniai. Vienu žodžiu, šitą savaitę tokią kilų prisukau. Čia jeigu kita panaši bus, tai trečiadienį baigsiu darbus, nes būsiu tą 2 savaičių vairavimo laiką pasiekęs, tai ne kažką. Visas galima sakyti dienas išvairavau limitą iki minutės sekęs. Tai va, tuo atžvilgiu savaitė nebloga. Toks oras keistas labai, kaip sakyt, rudeniškas, nėra nei šalta, nei ten dar kažkas, bet tokia drėgmė. Ir esmė, kad mažai kroviau. Pagrindė va tokie ilgi reisai, kaip sakau, tiek išvairuoto valandų. Tai nieko nepavargau, tai penktadienio vakaras nesijaučiu, kad čia viską mesti nafik, kai būna tų daug pasikrovimų, įsivežiojimų, kai ankstesniuose matėt video, tai nusikali labiau. Tada jau jaučiasi. Tikrai jau penktadienį 3 valandą jau apie nieką svajot nenori. Šiandien, kai jau variau krautis šitų rastų, jau irgi noro didelio nebuvo dirbti. Jau pasijautė tai, bet nėra taip, kad velniop nieko nebenori, greičiau namo, kažkaip ant to krano tiek daug nesidaužai. Jaučiasi. Dar turiu. Nežinau, ar matysit naują
linija paleista, nepasikrauk malkų, bandomoji. Yra kepurėlių, visko, tai pafotkinsiu. Gal įkelsiu į YouTube kokį postą padarysiu. Gal kas norėsit, kada galėsit užsisakyti. Šiaip savo Contribui rėmėjam dabar padovanosiu, kurie remia, ir ateity kepurėlės gaus tie, kurie Contribui bent 4 mėnesius mane prenumeruos ir rems, tiem arba žieminė, arba vasarinė. Tai va, žiūrėkit, sekit naujienas, YouTube platformai postą padarysiu, tai va, galėsit įsirinkti po rėmimo, padovanosiu. Tai va, šiam kartui tiek. Savaitgaliauti einu. Ačiū Jums, kad žiūrit, kad laikinat, kad prenumeruojat, remiat per YouTube, per Contribui ir viskas. Tiek naujienų. Čiau tam kartui.